Labas, Karoli. Kodėl mums reikia teleskopus iškelti į kosmosą? Kodėl neužtenka stebėjimų iš Žemės? Stebint su teleskopais nuo Žemės, mes stebime per Žemės atmosferą, kuri sugeria dalį elektromagnetinės spinduliuotės, kaip pavyzdžiui, rentgeno spinduliai, gama spinduliai, ultravioletinė šviesa. Ir tokių bangos ilgių mes net negalime stebėti nuo Žemės paviršiaus. Kitas dalykas, stebint nuo Žemės paviršiaus, atmosfera taip pat iškraipo šviesą, kuri praeina pro tą atmosferą. Tai vaizdai yra mažiau detalūs, netokie aiškus, labiau susilieja. Ir stebint su kosminiu teleskopu mes galime įžiūrėti smulkesnės detalės, net jei pats kosminis teleskopas yra mažesnis ir surenka mažiau šviesos negu kad, pavyzdžiui, didelis antžeminis teleskopas. Kuo ypatingas Hubble teleskopas? Kaip jis pakeitė visatos tyrinėjimą? Tai Hubble kosminis teleskopas yra, galima pavadinti, toks pirmas didelis kosminis teleskopas ir jo stebėjimų ruožas tai yra elektromagnetinė spinduliuotė, kurią jis galėjo stebėti, padengia platų diapazoną, tai yra nuo artimųjų ultravioletinių spindulių, taip pat regimąją šviesą ir taip pat artimą infraraudonąją šviesą. Vienas svarbiausių dalykų, kurį padėjo Hubble kosminis teleskopas išsiaiškinti, tai yra greitėjantis visatos plėtimasis, už kurį 2011 metais buvo gauta Nobelio fizikos premija. Hubble kosminio teleskopo užfiksuoti įspūdingi vaizdai su didelė raiška, matomiomis smulkiomis detalėmis įvairių kosmoso objektų padėjo pasiekti paprastus žmonės, kurie nesidomi astronomija ir pritraukti juos domėtis šiuo mokslu, pabandyti suprasti visatą, kurioje mes gyvename. Ir taip pat mano supratimu ir mano žiniomis daug žmonių pasuko būtent šituo keliu, mokslo keliu, sužavėti vaizdų, kuriuos buvo galima išvysti, kuomet Hubble kosminis teleskopas mums parsiuntė duomenis ir galėjome pamatyti tas nuotraukas. Kaip mes pamatome šio teleskopo nuotraukas? Kaip vyksta tų nuotraukų apdorojimo procesas? Na tai pirmiausia, kuomet įvykdomi suplanuoti stebėjimai Hubble kosminiu teleskopu, jie yra persiunčiami iš Hubble kosminio teleskopo į tam tikrą palidovinį tinklą, kuris skrieja aplink Žemę, kuris vėliau perduoda tuos duomenis į centrus Žemėje. Tie centrai, kurie yra ant Žemės paviršiaus, tuomet surinktus duomenis persiunčia į taip vadinamą kosminių teleskopų mokslo institutą Amerikoje, kur yra pradedamas procesas, kuomet aptvarkomi tie duomenys, išvalomi įvairūs kosminiai spinduliai ir panašūs dalykai. Ir tuomet jie ir tie duomenys yra patalpinami į tam tikrą archyvą, iš kurio įvairūs tyrėjai iš viso pasaulio gali tuos duomenis pasiimti, nagrinėti, tyrinėti, analizuoti. Šiaip pavienės nuotraukos, kurias padaro Hubble kosminis teleskopas, yra nespalvotos. Tai yra nuotraukos per tam tikrą filtrą, kuris praleidžia tik tam tikrą šviesos diapazoną, kaip pavyzdžiui ultravioletinė šviesa arba regimoji šviesa. Ir priskyrus skirtingų filtrų nuotraukoms atitinkamas spalvas, mes galime gauti tam tikras spalvotas nuotraukas. Tos nuotraukos nebūtinai yra tai, kaip žmogus matytų tą vaizdą. Nes mokslininkai, tyrėjai, taip pat ir menininkai, kurie kuria labai gražias nuotraukas pasinaudodami tais duomenimis, gali keisti kontrastus, ryškius ir taip toliau, kad išryškinti tam tikras specifines detalės, kad jos geriau matytųsi, kad jas būtų galima geriau nagrinėti ir tyrinėti.
o koks netikėčiausias dalykas, su kuriuo teko susidurti astronomo darbe? Tai galbūt atsakysiu šiek tiek nestandartiškai ir ne apie mokslinius tyrimus ar apie darbus, bet netikėčiausias dalykas, su kuriuo susidūriau dirbdamas šį darbą, kol kas dar neilgą savo karjeroje. Ir visgi norėčiau pasakyti, kad tai yra tai, kad dalyvaujant įvairiose konferencijose, vasaros mokyklose ir panašiose renginiuose įvairiose Europos šalyse, pamatai, kad šituo keliu, mokslo keliu, astronomijos keliu eina labai daug jaunų žmonių, kurie mąsto panašiai kaip tu, domisi panašiais dalykais kaip tu. Ir tas tikrai labai sužavi, kad tau atrodo, kad tu nesi vienas jaunas tyrėjas, jaunas mokslininkas, kuris eina tuo keliu ir bando kažką sužinoti įdomaus apie mūsų visatą. Tai būtent tas didelis kiekis jaunų, motyvuotų žmonių, kurie eina šituo keliu ir yra turbūt netikėčiausias dalykas, su kuriuo esu susidūręs. Tai sėkmės tavo ateities tyrimuose ir ačiū, Karoli. Ačiū Jums.